Labą vakarą visiems. Šiandien pasikalbėsim. Praeitą sekmadienį su jumis pradėjau temą tą gyvenimas po mirties, tai norisi tęsti. Man iš tikrųjų šitą temą svarbi, man jinai rūpi, tai tikiuosi, kad jums įdomu, nes kodėl pirmiausia svarbi, ar ne? Turbūt reikia pradėti nuo to, kodėl šita tema yra svarbi, gyvenimas po mirties, kodėl mums kiekvienam žmogui tai yra svarbu. Nes iš tikrųjų tai gali pakeisti mūsų pasaulėžiūrą. Tai gali iš tikrųjų mums suteikti didelę motyvaciją keistis. Nes jeigu jūs pastebėjote ar ne, kad keistis tai visi siūlo ar ne, ir mes patys jau kuo toliau, to labiau suprantam, kad keistis yra gerai, kad keistis. Dirbti su savim, keisti save iš tikrųjų labai svarbu gyvenime, bet trūksta tos motyvacijos, tokios giluminės, dažnai motyvacijos pritrūksta, nes keistis, gerai, aišku, galima keistis tam, pavyzdžiui, kad šeimoje santykiai pagerėtų, taip, žinoma, galima tam, kad jūs tiesiog išmoktumėme mes ar ne geriau jaustis, kad ten mums lengviau būtų daryti karjerą, bet kas dirbat su savim, turbūt pastebit, kad šitos motyvacijos mums ne visada užtenka pokyčiam vidiniam, nes vidiniam pokyčiam reikia daug motyvacijos, stiprios reikia motyvacijos. Ir dažnai tokie dalykai jie kažkaip nesuteikia arba suteikia tokią gal trumpalaikę motyvaciją, paskui praeina, paskui mes dažnai metam tos darbą su savim ar net ten kažkokias ar praktikas buvom pradėję daryti, ar kažkokį dienoraštį nerašyti, dar kažką. Ir dažnai mes to atsisakome, nes tiesiog trūksta motyvacijos. Va, Andželika prisijungė, labas vakaras, taip, Andželika. Tai jo, laukiu jūsų komentarų, jūsų klausimų, jūsų pastebėjimų, kad tai būtų vis dėlto pokalbis, mūsų visų bendras pokalbis. Taigi, tęsiant tą temą vėlgi, ne, kodėl svarbu savo užduoti tą klausimą, kasgi bus po kūno mirties. Pirmiausia, asmeniškai galima klausti, ar ne savęs galima klausti, kasgi bus su manim kai gyvenimas baigsis. Nes jeigu vis dėlto jūs padarysit išvadą, kad pasirinksit, parimsit tą išvadą, leisit savo suvokti, tikrai savo atsakyti tą klausimą, kad yra gyvenimas po mirties, tai gali suteikti labai didelę motyvaciją mums keistis. Keistis dabar, būtent kol mes gyvenam, kol mes esam čia. Virksnys klausė, labą vakarą, kokią temą, tai tema ta pati kaip ir praeitą sekmadienį, gyvenimas po mirties. Tas klausimas, toks svarbus klausimas, jūs galite iš karto oponuoti, sakyti, kad tai mesgi nežinom, mes nebuvom ten, taip mes nebuvom, bet bandyti atsakyti iš tikrųjų iš tą klausimą, tai gali mums labai padėti dabar. Gyventi dabar, čia ir dabar. Tai mano tokie pastebėjimai, tokia motyvacija. Jūs, aišku, rašykite savo, kaip jums atrodo. Ar tai jums svarbu? Jo, Arnoldas Švarcnegras klausia. Klausimas, ką man daryti, jeigu kai aš einu į mokyklą, man labai galvą spaudžia ir nenoriu ten eiti. Klausimas ne visai šios dienos temos rėmose, jo, tai
Tai kol kas mes jį gal paliksim po to, jeigu daugiau klausimų nebus, jeigu jums iš tikrųjų nebus įdomu ta tema, kasgi yra po mirties, tai mes galėsim ir apie tai pakalbėti, ką daryti, kai einant į mokyklą, kai nesinori eiti į mokyklą. Va, Gintarė rašo, po mirties siela keliauja į sielų pasaulį. Nu, kaip jums čia pasakyti, bet va tai ir pakalbam, o kaip tai vyksta, čia yra tokia teorija, ne, pavyzdžiui, vieni sako, po mirties siela iškeliauja ten į sielų pasaulį ir viskas, bet vis dėlto, grįžtant, man norisi grįžti prie tų praeito sekmadienio pokalbio šiek tiek, nes, kaip sakant, mums reikia to peno apmąstymam, nes tiesiog kažkokią teoriją paskaityti ir sakyti, taip, siela ten iškeliauja kažkur ir viskas, bet, pabandom vis dėlto kažkaip remtis ir tam tikrais faktais. Tai jeigu jūs prisimenat, tai aš praeitą sekmadienį kalbėjau, kad iš tikrųjų yra nemažai mokslininkų, pripažintų mokslininkų tikrai visiškai sveiko proto ir tikrai su moksliniais laipsniais, kurie tyrinėjo artimų mirties patirčių klausimą tą tokį, ar ne, ir gydytojai, kurie ypač dirba ten kardiologiniam, kokiam reanimaciniam, tai dažnai susiduria, ne, kad žmogų ištinka klinikinė mirtis ir jeigu jį pavyksta atgaivinti per pirmas 10 minučių, tai dalis iš jų iš tikrųjų pasakoja apie tai, kas su jais vyko, kai jie buvo klinikiniai mirti. Klinikinė mirtis, tai žinom, ką reiškia, ne, širdis sustoja, ten maždaug po 10 ar 20 sekundžių kraujas jau į smegenis nebeteka ir smegenų veikla taip pat sustoja. Taigi žmogus būna visiškai visa aparatūra rodo, kad žmogus miręs, ar ne, per tas kelias minutės. Bet mes žinom, kad apie 20% iš tų žmonių, kuriuos pavyksta atgaivinti, jie pasakoja, kad vis dėlto jų patirtis, jų sąmonė funkcionavo, buvo per tas 10-5, ten nesvarbu kiek minučių, klinikinėje mirty, kol buvo kūnas, jų sąmonė funkcionavo ir praktiškai visi pasakoja tą patį, ne, kad tai dažniausiai tai būna pakilimas virš savo kūną, suvokimas, kad esi miręs, išėjimas iš kūno, stebėjimas viską, kas vyksta iš viršaus, matymas savo kūno, ten stebėjimas, ką daro gydytojai, medicinos personalas. Tai tai čia jau iš tikrųjų tuo remiantis, tikrai daug yra tų aprašymų, kad galima jau mes mąstyti, ar ne, galim mąstyti, kad tai yra, kažkas vyksta, bent jau pradžioj, bent jau, kaip sakoma, klinikinė mirtis dar nėra tikra mirtis, ar ne, bet bent jau, kad kai smegenys nefunkcionuoja, smegenys visiškai neveikia, širdis sustojus, vis tiek sąmonė lieka. Tai tą mes aptarėm praeitą kartą ir šiandien mes galim pabandyti, toliau, kas mums belieka. Toliau belieka pabandyti patiems įsivaizduoti, kas vyksta, reiškia, jeigu taip priimam, ar ne, šitą faktą, kad kūnas mirė, o sąmonė liko. Sąmonė kažkur su ta pati saviidentifikacija lieka mintis, lieka emocijos. Tai turbūt sekanti tokia mintis, ar ne, kurią mes galim priimti, kad sąmonė turbūt, jai nekomfortiška. Mums tokioj būsenai turbūt nekomfortiška, vaiduokliais mes nieks nenorim būti, kaip sakoma, nežinoma, ir tai aprašyta yra, kad vaiduokliai tai kažkokios būtybės energetinės, kurios neturi kūno. Bet tai čia retenybė, vis dėlto dauguma žmonių turbūt, kas su mumis gali vykti. Matyt, sąmonė turbūt ieško vėl būdų, kaip įsikūnyti, kaip įsikūnyti, turbūt taip paprasčiausia sakyti. Ir šiandien mes truputį ir pakalbėsim apie tos reinkarnacijos visokius atvejus. Jo
Dar matau, čia yra komentarų, tai pabandysiu dar juos paskaityti. Aha, Mantas rašo, nėra to pomirtinio pasaulio. Nu taip, su jumis irgi galima sutikti, nes daugiau negu pusė žmonių, kurie grįžta, kurios atgaivina po klinikinės mirties, jie sako, ten tamsa, ten nieko nebuvo. Šis žmogus kaip besąmonės, ar ne, tos patirties jie visiškai jokios neturi, kol jos gaivino. Taip, tai aš ir sakau, čia yra pasirinkimas, mūsų pasirinkimas, kuo tikėti. Aha, žmogus klausia, kaip komfortiškai gyventi nežudant planetos. Na tai šiandien aš taip siūlau šitą temą panagrinėti, nes vis dėlto dar kartą grįžtu prie pačios pradžios. Žmonės, kurie, vėlgi, koks yra dar vienas bendras bruožas žmonių patyrusių klinikinę mirtį, sugrįžusių ir kurie vis dėlto turėjo patirtį, kuriem nebuvo tai tiesiog tamsa ir jokios patirties. Tie, kurie vis dėlto grįžo po klinikinės mirties į kūną ir turėjo tą patirtį, aprašė, kad jie kažkur buvo pakilę, sąmonė buvo, mintis buvo, jie stebėjo, jie suvokė, kad jie mirė yra, tai tie, kurie grįžta, iš tikrųjų keičiasi jų pasaulėžiūra. Paprastai ir aišku, keičiasi jinai į gerą pusę. Žmonės tampa mažiau egoistiški, jiem labiau rūpi, pradeda jie labiau jausti kitus žmonės, pradeda rūpėti labiau kiti žmonės, pradeda rūpėti planetos bendra būklė. Tai čia susiję klausimai, ką mes šiandien liečiam, tai manau, kad tai yra susiję. Jeigu mes labiau panagrinėtume, labiau pasigilintume į šitą klausimą, kas vyksta po kūno mirties, tai ir planetą mes mažiau turbūt jai kenktume. Daugiau atsirastų žmonių, kurie iš tikrųjų norėtųsi, rūpintųsi planetos išlikimu ir jos išsaugojimu. Taigi, tai šiandien aš jau norėjau su jumis šiek tiek pakalbėti jo tada toliau apie reinkarnaciją. Ir dar vienas dalykas, kas, manau, man įdomu, gal ir jums bus įdomu, tai yra apie daugybinius asmenybės sutrikimus. Taip pat įdomi tema, ir mes pabandysim visą tai susijęti į vieną, kaipgi visą tai siejasi. Gyvenimas po mirties ir pavyzdžiui, šitie sutrikimai, kurių vis daugėja, šiaip jau fiksuojama jų vis daugiau ir šiuo metu jau apie 2 procentai turbūt iš populiacijos yra statistika, kad apie 2 procentam diagnozuojama šitas sutrikimas. Taigi, taip, tuoj mes prie jų prieisim. Gal dar norisi man komentarus paskaityti, kad jūs taip paskui jie neliktų labai pabaigai. Aha, Verksnys rašo, apie tas patirtis esu skaitęs, netgi norėčiau dalyvauti tokiam eksperimente, mirti bijau. Na, apie kokį eksperimentą kalbat, jo pasidalinkit. Jo, apie tas patirtis iš tikrųjų yra daug literatūros. Keista, kad vis dėlto ta mokslo bendruomenė, oficialioji mokslo ta visuomenė bendruomenė kažkaip linkusi ignoruoti. Jiems čia atrodo nepakanka mokslo duomenų, bet iš tikrųjų jau dabar tų vienetų entuziastų, mokslininkų, kurie domisi šitą temą ir tai kiek jau yra surinkta daug medžiagos. Taigi, manau, kad tikrai vertėtų šito pasidomėti, bet taip yra. Kol kas tuo domisi labiau entuziastai.
Aha, va, žmogus rašo, tau nereikia mirti, kad tai patirtum, tai pasidalinkit jo, kaip jūs tai, kokias jūs patirtis turėjot ar ką žinot. Man ir sapnai labai įdomu, Janina rašo, sapnai jo, apie sapnus gal paliksime kada kitą kartą, vis dėlto šiandien mes kalbam apie tas patirtis, kasgi vis dėlto vyksta su žmogumi, kai kūnas miršta. Aha, Verksnys rašo, kad sukeltų klinikinę mirtį ir atgaivintų, gal pavyktų ką pamatyti. Na, nežinau, čia man atrodo toks vargu ar tokį eksperimentą kas nors daro, nes vis dėlto tai rizikinga matyti. Bent jau aš taip manau, sukelti klinikinę mirtį vis dėlto yra didelė rizika, kad ar ne žmogus gali ir negrįžti, nebūti atgaivintas. Taigi, tai ką aš tada komentarų kol nėra, aš tada noriu šiek tiek apie tai, ką pradėjau, kad jo daugybinės asmenybės sutrikimas. Tai va, vienas iš žinomiausių turbūt atvejų, ar ne, jūs visi, ne visi, bet turbūt daug kas girdėjot, va, disociacinis tapatybės sutrikimas dabar gal taip vadinasi. Tai gal visi žino tokį garsų nusikaltėlį Billy Milliganą. Vat yra jisai Amerikoje gyvena, ar ne, ir buvo jisai sulaikytas jo, nes už plėšimus, už prievartavimus ir ten sulaikymo vietoje specialistai pamatė, kad turbūt jį reikia parodyti psichiatram ir iš tikrųjų psichiatrai ten ir komisija buvo didelė ir nustatė, kad jame gyvena 24 subasmenybės ir po to jisai buvo, jis nebuvo nuteistas, jam buvo skirta gydymas psichiatrinė ligoninė ir po to jis po kažkiek metų gydymo išėjo laisvę. Tai va, bet įdomiausia ar ne, kad ta komisija visa tikrai specialistų, kurie visi buvo skeptiškai, dauguma skeptiškai nusiteikę, ar ne, suprantama, nusikaltėlis, jis visais būdais bando, ar ne, visi supranta, kad bandys išsisukti nuo bausmės, ar ne, tai visi galvojo, kad čia tiesiog jisai nori išsisukti nuo bausmės, už tai vaidina ten. Kad pas jį daug visokių asmenybių ten gyvena, subasmenybių, kad jis tai padarė. Bet visi šitie specialistai tikrai tokie gana materialistai, gana skeptiškai nusiteikę, vis dėlto visi, nežinau, vienbalsiai ar ne, bet dauguma iš jų prie tos išvados, kad tai tikrai ne jisai padarė tos nusikaltimus. Kad nusikaltimus darė tos jo subasmenybės. Kažkurios iš tų 24 subasmenybių. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad tai kas, tada einam prie to klausimo, labai įdomus, ar ne, tai iš kur tos subasmenybės? Subasmenybės tai tikrai nėra tos vienos asmenybės, sakysim, to žmogaus asmenybės kilimo rezultatas. Va, vėlgi labai svarbus momentas, ilgą laiką tai buvo manoma ir iki šiol dar manoma, ar ne, kad tai tiesiog žmogus, jo asmenybė suskyla į daug dalių. Bet Billy Milliganas ir daugiau yra tų atvejų, gal tiesiog jis garsesnis, už tai aš apie jį kalbu, apie šitą atvejį, kad iš tikrųjų specialistų komanda, komisija prie tos išvados, kad tai ne jis. Ir iš tikrųjų ir dabar yra daromi tyrimai, bet vėl nelabai viešinami, kad jūs gal nežinojot, kad tarp kitko žmogų, kaip galima žmogų identifikuoti, ar ne, pagal piršto antspaudą unikalus, ar ne, pas kiekvieną žmogų. Pas kiekvieną žmogų ten pagal akies vyzdį, ar ne, rainelė irgi unikalus, nesikartoja. Ir dar vienas būdas, kaip galima identifikuoti žmogų, tai pagal smegenų encefalogramą, irgi unikalią
unikalios, nėra dviejų žmonių, kad sutaptų visiškai. Tai va, tai būtent, kad dabar yra daromi tie tyrimai ir su Billy Milliganu irgi buvo tai daroma ir parodė, kad tai tikrai skirtingos asmenybės, aiškiai skirtingos sąmonės viename žmoguje gyvena. Ir tai tikrai nevaidyba, nes paskui, vėliau čia po to Billis Milliganas, kada jis ten buvo nuteistas, jau keliasdešimt metų praėjo, tai nesenai ir dabar daromi tyrimai, iš tikrųjų net buvo toks yra tyrimas padarytas, kad, pavyzdžiui, aktorių prašo įsijausti į kažkokią rolę, suvaidinti ir jų taip pat užrašoma ta encefalograma smegenų. Ir nėra, nei vienas aktorius nesugebėjo taip įsijausti, kad jo encefalograma pasikeistų, rodytų, kad čia kitas žmogus. O šitais disociacinių tapatybės sutrikimų atvejais iš tikrųjų encefalograma aiškiai rodo, kad kai pasireiškia žmoguje subasmenybė, tai yra visiškai kitas žmogus. Nu tai va, tai galime bandyti sujungti, ar ne, dabar tą pradžią, kad po klinikinės mirties, reiškia, po mirties galima sakyti, kad sąmonė lieka, identifikacija lieka, mintis lieka, emocijos lieka, bet sąmonė būdinga vis dėlto ir mes turbūt kiekvienas, ar ne, galim įsivaizduoti, kad jeigu mes tokioj būsenai, tokioj pakabintoj būtume, norisi grįžti į kūną, aš nežinau, man taip atrodo. Kad vis dėlto, jeigu tu pilnas minčių, pilnas norų, bet tu nieko be kūno, mes nieko negalim padaryti, iš tikrųjų, mes bejėgiai, mes tik galim toliau galvoti, ant svajoti, bet absoliučiai nieko negalim padaryti. Taigi, turbūt, kad tos subasmenybės, tai yra kažkada gyvenusių žmonių asmenybės, kurios įsikūnė, sakysim, į kitą žmogų. Tai va, čia tokia, galit sakyti jo teorija, nepatvirtinta, bet pamastymui, manau, tikrai įdomu, tikrai galima apie tai pamastyti. Aha, to aš grįžtu prie komentarų. Verksnys klausia, tai ar čia kokia psichinė liga tos kelios asmenybės, o gal šėtono apsėdimas? Tai vat aš ir noriu pasakyti, kad tai gali būti visai ne psichinė liga, kad tai gali būti iš tikrųjų kasdienybė, kad taip yra su visais žmonėm. Tik gali kilti klausimas, ne, kodėl, pavyzdžiui, mes juk nejaučiam, dauguma žmonių nejaučia tų kitų subasmenybių. Tai va čia irgi įdomus klausimas, manau, kur tikrai mes galėsim dar prie to prieiti, paliesti, gal ne šiandien, gal kitus kartus, jeigu jums bus įdomu. Bet tai iš tikrųjų gali būti, kad tai, ką aš dabar kalbu, kad tai yra, kiekvienas mes turim subasmenybę, bet tas klausimas taip išlieka, jo, kodėl tiem vieniem pasireiškia, tos subasmenybės sugeba perimti kontrolę, sakysim, iš mūsų, to dabar gyvenančio žmogaus. O kiti, dauguma ar ne, mes to niekada nejaučiam, kad kažkokia subasmenybė bandytų perimti mūsų kūno kontrolę. Tai iš tikrųjų įdomi tema, kurią mes tikrai, manau, paliesim kažkada vėliau. Tai va, tai apie tai mes galėsim kalbėti. Aš šiandien tokius, per daug nesigilinu, žiūrėsim, vis dėlto aš tikiuosi, kad jūs parašysit, kas jums įdomiau. Kągi, dabar grįžtam gal prie reinkarnacijos, gal jum čia ta tema artimesnė ar ne, kažkaip bus gal ir labiau suprantamesnė. Tai vėlgi, reinkarnacijos irgi įrodymų daugybė, turbūt žinot, toks yra ir
Lan Stevenson, toks gan garsus mokslininkas, taip pat psichiatras, tikrai visą gyvenimą sveiko proto žmogus, tikrai labai darbštus, darbingas, parašęs ir daug knygų, ir daugybę atvejų reinkarnacijų tyrinėjęs. Jis tyrinėjo pagrindę vaikus, ar ne, nes dažniausia tai yra vaikuose pasireiškia. Vaikai ten apie 4 metus, ten iki 7 maždaug metų, vaikai būna, kad jie pasakoja, kad jie gyveno praeitam gyvenime ten ir ten tą ir tą darė, tokia ir tokia šeima jų buvo ir iš tikrųjų daug atvejų labai yra patikrinta ir pasitvirtina. Vaikai jokių būdų negalėjo to žinoti iš tikrųjų. Ir tas pats ir Stevensonas, ir kiti mokslininkai su tais vaikais važiuoja į tą, pavyzdžiui, kitą miestą, kuris sako, kad jis ten gyvena, suranda tą gatvę, tą namą, tą šeimą ir iš tikrųjų tas vaikas viską pasakoja, kad va čia taip aš gyvenau, va čia mano šeima ir tos šeimos nariai, aišku, irgi pasakoja, kad taip, čia gyveno toks žmogus, jisai mirė ten ar žuvo ar dar kažkas. Tai iš tikrųjų, vienas iš tokių, kam įdomu, pasiskaitykit, Lan Stevenson tikrai daug apie tai rašė. O jeigu dabar eit prie tokių populiarių, vėlgi, atvejų visiems žinomų, tai aš jums parinkau toks Džeimsas Leningeris. Džeimsas Leningeris, taip, aš dar kartą pasitikslinau vardą ir pavardę, tai irgi toks įdomus atvejis, turbūt čia Amerikoje, jisai buvo čia apie 2000 metus, irgi gal kas nors žino, nes čia net ir Delfis ir Lietuvos rytas, man atrodo, rašė. Aha, tuoj aš dar komentarus patikrinsiu. Jo, Diana rašo, iš tikrųjų, vienam kanale, TikTok'e aš kur transliuoju, tai ten šitam kanale pasižiūrėkite, ten iš tikrųjų nemažai yra video šitą temą, jie tikrai daug giliau, ten daug išsamiau visą tai kalbam apie šitą temą, ar ne, kurią aš čia taip gan paviršutiniškai liečiu. Tai grįžkim prie Džeimso Leningerio, tokia jo istorija, reiškia, amerikiečių šeimoje gimė berniukas, vaikas kaip vaikas, normalus ir kai jam suėjo maždaug 2 metai, jis pradėjo sapnuoti košmarus, labai daug intensyviai košmarus sapnavo ir jis kiek sugebėjęs tiek papasakojo tėvam, kad tai košmarai dažniausiai buvo susiję su, kad jis yra lėktuve, degančiam lėktuve ir jis ten žūsta, tas lėktuvas nukrenta į vandenį. Pradžioj tėvai per daug nekreipė dėmesio, ta prasme, kad jie rūpinosi, galvoja, kaip čia tam vaikui padėti, bet apie jokias reinkarnacijas jie negalvoja. Tai čia tas pats tėtis šito Džeimso Leningerio, yra ir YouTube jo video ir kam įdomu, galit pasižiūrėti, tai buvo prieš porą metų konferencija didelė jo, kaip tik mūsų savanorių organizuota Alatros kūrenčios visuomenės, kad gyvenimas po mirties faktai ir prasimanimai. Tai ten irgi yra jo interviu šito vaiko tėčio. Tai jis tas tėtis pradėjo stebėti, žiūrėti ir tas vaikas po truputį vis daugiau pasakojo apie tai ir paskui jis papasakojo, kad visa tai vyko Antro pasaulinio karo metais, kad jis tarnavo amerikiečių pajėgose ir kad jo lėktuvą iš tikrųjų numušė japonai. Ir visą tai iš tikrųjų tėtis rado tuos visus įrodymus. O mažas vaikas, 2-3 metų, jis negali tokių dalykų pats susirasti, nepasakyti, kaip vadinasi tas laivas, lėktuvnešis, savo lėktuvo pavadinimą, kuris ten buvo numuštas, kaip ten viskas vyko. Tiesiog tai neįmanoma tokio amžiaus vaikui, kad jis pats visą tai sugalvotų. Ir tas tėtis iš tikrųjų patikrino ir visą tai pasitvirtino, kad iš tikrųjų
Antrojo pasaulinio karo metais buvo toks lakūnas, kuris dalyvavo mūšyje ir buvo numuštas virš. Tuo metu ten prie Japonijos krantų. Tai dar vienas toks, akivaizdus, kurio kitaip nepaaiškinsi. Tik tai taip turbūt ir galima paaiškinti. Daug tokių visokių yra dalykų, kur jeigu jūs pasidomėsit, iš tikrųjų, vėlgi, aš sakau, čia ne iš smalsumo aš siūlau domėtis, bet iš tikrųjų čia, kad mes geriau suprastume save vis dėlto, kas mes esam, kur mes būnam iki gimimo, kas su mumis vyksta po mirties. Tai iš tikrųjų svarbus klausimai, kurios tikrai, vėlgi, kodėl svarbus, tai dar kartą aš pasikartosiu, nes man atrodo, čia labai svarbu, kad mes galėtume dabar keistis. Mums iš tikrųjų tai suteikia didelę motyvaciją mums dirbti su savimi, pažinti save, pakeisti save, bandyti tobulinti save, dirbti su savo neigiamom savybėm. Tai iš tikrųjų daug didesnė motyvacija negu, kaip jau sakiau, ten pavyzdžiui, kažkoks tai noras ten pakilti karjeros laiptais, ten pinigų užsidirbti ar dar kažką tokio. Taigi čia tokia kaip gali būti jums kaip pagalba, kam iš tikrųjų rūpi, kas supranta tą svarbą savęs, darbo su savim. Tai iš tikrųjų jums gali padėti pasigilinti į šitą klausimą. Aha, dar žmogus rašo, kas po mirties vyksta, ogi nieko. Tai žiūrėkit, čia tikrai aš ne tam esu, kad su jumis ginčyčiausi, čia yra jūsų sprendimas. Jeigu jūs taip nusprendęs ir jums taip geriau, ramiau gyventi, kad jūs įsitikinęs, kad po mirties nieko nevyksta, tai viskas okei, jokių prieštaravimų. Aš tiesiog kalbu, kas man įdomu ir siūlau jums, kam įdomu pasidomėti, nes informacijos tikrai yra daug internete. Šitą temą ir kaip ir minėjau, ir tą patį konferenciją galit pasižiūrėti ir tuos atvejus, kuriuos aš pasakoju, jūs galit detaliau pasižiūrėti internete, rasti informacijos. Ir dar kartą pasikartosiu, kam to reikia, nes tai gali jums padėti keisti save, tapti sveikesniais, brandesniais žmonėmis. O tai turbūt sutiksit daugumą, kad tai, kas dar gali būti svarbiau gyvenime už tokius pokyčius, kaip brandumas žmogaus laisvė, žmogaus laimė. Tai iš tikrųjų susiję, nors iš pirmojo žvilgsnio jums gal atrodo tai, ką aš kalbu, koks čia ryšys, bet taip aš kiek galėjau, tiek pabandžiau jums paaiškinti, kas jaučiat, kad tame yra tiesos, tai be abejo pasidomėkit, informacijos tikrai yra daug. Aha, Egida rašo, po mirties 9 dienas būni dar čia, sako taip šventraščiai. Šventraščiai yra ten visokių dalykų, bet jeigu jūs pacituotumėt, visai įdomu būtų. Šiaip tai informacija yra tokia, kad siela įsikūnija, įeina į žmogaus, į kūdikio kūną 8 dieną. Bet čia jūs apie kitką rašot, ar ne, kad po mirties 9 dienas dar būni čia, ta sąmonė, reiškia kažkur, ar ne, ką jūs to norit pasakyti, kažkur prie to kūno nemirusio jinai kažkur laikosi. Šitos informacijos nežinau, aš tiesą sakant dabar net nežinau. Šventraščiai sako, galbūt yra tame tiesos, nes, faktai rodo kad tas pats klinikinės mirties, ar ne, tyrimai, patyrimo išgyvenusių klinikinę mirtį patyrimai sako, kad taip, kažkurį laiką, bet aišku, ne 9 dienas. Čia kol kas moksliškai galima patvirtinti, kad žmogus ten pirmas 5 kelias minutės, ar ne, būna čia, jisai dar jo šalia kūno, o paskui, galbūt
galbūt ir net ir 9 dienas, bet šito mes jau nesužinosim, ar ne, va šito ir moksliškai ir apmąstymam čia nelabai, ką mes galim išmastyti, ar ne, nes niekas po 9 dienų, net ir po 1 dienos į kūną turbūt niekas nėra grįžęs. Čia maksimum, apie ką mes galim kalbėti, tai kelios minutės po kūno mirties, kas vyksta su žmogaus sąmonė. Jo, bet šventraščiai, jo, jūs čia rašot, ar ne, 9 dienas, kas 40 parų, galbūt, jo, ne šiaip sau, turbūt iš šventraščiai vis dėlto, ne veltui jie taip yra vertinami, matyt, ten yra kažkoks tai tiesos pagrindas, jo, jeigu ten žmonės rašo, tai tuose šventraščiuose matyti yra kažkoks pagrindas. Čia toks atsisveikinimo tarpas. Galbūt, jo. Ir sako, jokio dievo ten nesutiksim. Irgi įdomus, važiuokit, čia taip, tarp kitko įdomus labai momentas iš tikrųjų, nes kai kurie, tie, kurie pasakoja po klinikinės mirties, kurie turėjo patirtis, tai kai kurie pasakoja, kad ten jie, tas tunelis, irgi labai dažnai kartojasi ir šviesa tunelio gale, kažkokia šviesos būtybė ten. Yra tokių pasakojimų, bet ne visi žmonės. Greičiau, jeigu tada remiantis, sakysim, tais pačiais, budizmo, pavyzdžiui, teorija ar kitais, kurie tiki reinkarnaciją, tai vis dėlto, Dievo pasaulis tai yra jo, nes jeigu mes kaip sąmonė, išeinam iš kūno ir po to įsikūnėm į kitą kūną, tai čia yra tas žemesnis pasaulis, pragaro pasaulis, be abejo, Dievo pasaulis tai yra ten, iš kurio jau nebegrįžta, ar ne, nebegrįžta žmogus, jo. Ar čia jo sąmonė, turbūt, čia įdomus klausimai, vėlgi tikrai įdomus, apie kuriuos galima daug kalbėti, jo. Kas išeina į Dievo pasaulį, o kas lieka čia. Kas lieka čia galima kalbėti, aš labiau apie tai linkęs kalbėti, kad panašu, kad lieka čia tai sąmonė. O sąmonė tai kas yra? Tai mūsų mintis, mūsų emocijos, mūsų norai. Tik tai, kad sąmonė atsiskiria nuo kūno, o šiaip, kaip ir niekas nepasikeičia. Tai be abejo, kad čia yra, žemiška egzistencija. Ir kas yra žemiško, turbūt žemėje turi ir likti. Tai to žemėje, kaip mes žinome, Dievo nėra. Dar nieks nerado, ar ne? Taigi Dievo pasaulis yra kažkoks visiškai kitoks. Tai irgi galima tokią daryti išvadą, kad į Dievo pasaulį turbūt ir patenka, ne tik sąmonė, ten kažkas turi pasikeisti su ta sąmonė, kad jį patektų į Dievo pasaulį. Jeigu žmogus netobulėja, nesivysto, jis nepasikeičia, tai matyt, kad jo likimas iš čia ir lieka šitoj sferoje mūsų materialioje. Žmogus раша, побольше бы таких адекватных людей. Jo, tai kas nesupranta rusiškai, tai žmogus, Igoris rašo, kad daugiau tokių adekvačių žmonių. Nežinau, kam čia komplimentas. Jeigu tai man, tai ačiū jo. Egida rašo, klausiau, kitoks pasaulis, kaip tik padėkoje žmogus iš ten grįžęs. Pasakoja, gal žmogus iš ten grįžęs. Tai pasidalinkit, jo, įdomu, tai ir būtų toks pokalbis, diskusija, ko aš tikrai norėčiau, kad tai būtų, kad mes kalbėtume, jo. Ką jūs žinot, aš pasakysiu, ką aš suprantu. Igoris rašo, kad supranta lietuviškai. Tai smagu girdėti, jo, tai gerai, kuo daugiau žmonių klauso, aišku, to man irgi smagiau. Mėgstu ir klausau kitoks pasaulis. Jo, Igoris prašo, kad
dar turbūt kalbėti, bet žinot, aš taip jaučiuosi, kad šiandien turbūt ir viską pasakiau, ką norėjau, tai dar nebent laukiu kažką jūs paklausite, aš pabandysiu pakomentuoti. Jo dar tiesą prisiminiau, kad po praeito sekmadienio gavau klausimą, kas vyksta su žmogumi į kūną sudegina, tai manau, kad skirtumo nėra iš tikrųjų, ar žmogaus kūną sudegina, ar jis, tradiciškai yra palaidojimas užkasamas po žemę, tai manau, kad didelio skirtumo nėra čia. Sąmonė lieka taip pat, nes vėlgi, tai čia tas pats esminis klausimas, kur taip pat jau mokslininkai, jau vis daugiau mokslininkų pradeda apie tai kalbėti, kad sąmonė tai nėra smegenyse, kad sąmonė tai yra labiau greičiau energetinis, energoinformacinis laukas, kuris yra kažkur turbūt netoli kūno, ar ne, bet jis nėra smegenyse. Todėl smegenys, ar jos tiesiog nustoja veikti, ar jos sudeginamos, skirtumo nėra. Sąmonė išlieka iš tikrųjų. Taigi ir čia yra vėlgi jau galit, kam tai naujiena, kas galvojat, kad gal aš čia išsigalvoju, tai jūs galit pasižiūrėti internete, tikrai rasite informacijos ir taip pat aš manau, kad jeigu jums įdomu, pasistengsiu irgi paruošti šitą temą, kažkokį laivą padaryti ir pats dar pasigilinsiu, paieškosiu informaciją. Kokie tikslai šiais metais? Ką jūs čia klausėt, kieno tikslai? Igoris rašo, kad labai malonu girdėti lietuvišką kalbą po 25 metų. Pakartokit tą sunkų žodį, encefalogramą. Teisingai parašiau, teisingai jo. Teisingai parašėt, labas vakaras, Satyliai sveikinasi, jo, Igoris, jums gero vakaro, jo, ir jums gero. Siela sveria 21 gramą. Kodėl? Neturiu tokios informacijos, vėlgi, bet ačiū už klausimą, jo, aš irgi girdėjau, domėjausi, kad iš tikrųjų siela sveria. Siela sveria, žmonės yra bandymų ją pasverti. Tai aš nemanau, kad 21 gramą yra. Kiek aš žinau, tai berods nuo 20 gramų iki 40, man atrodo. Bet bijau sumeluoti, čia irgi reiktų man pasigilinti, reiktų pasiruošti tą temą. Bet kaip, irgi įdomu, kaip ją pasverti, ar ne, kaip pasverti sielą. Tai be abejo, mirties metu jo, vienas iš tokių variantų. Kitas variantas pasverti kūdikį, vėlgi, yra ta informacija, ar ne, kad siela įsikūnija 8 dieną kūdikiui gimus. Tai galima irgi pabandyti pasverti kūdikį, sverti 8 dieną daug kartų ir pabandyti užfiksuoti tą staigų tokį gana kūno masės padidėjimą. Jeigu galima sakyti staigų, 20 gramų nėra labai daug. Bet jo, tokie bandymai yra daryti, iš tikrųjų yra daryti bandymai ir rezultatai yra, kad vis dėlto jo siela sveria. Ediga, aš nuo vaikystės augau tarp judančių daiktų naktim. Tai reiškia, yra to, ko nematome. Yra turbūt daug dalykų, ko nematome, jo, bet šiandien gal mūsų tema jo ir šiek tiek kita, Jolanta čia. Labas vakaras, Jolanta, malonu, kad čia. Verksnys klausė Gydos, ar būdavo baisu. Janina rašo, manau, kad kai sudeginamas kūnas, tuomet siela greičiau paleidžia žemišką pasaulį. Yra tokia nuomonė, jo, aš nežinau, aš tiesą sakant nežinau, čia nekomentuosiu, bet jo, yra tokia nuomonė, jo, kad taip. Dar yra kita informacija, kad iš tikrųjų sudeginti yra geriau tada, nes vis dėlto jo siela, jeigu kūnas nesuyra, tai kažkaip ten yra vis dėlto, kad siela
Siela dažniau sugrįžta ir tai nieko gero prie to kūno, kai kažkokie palaikai, ne, nu, ten kūnas aišku yra, bet vis tiek lieka kaulai, kažkokie palaikai ir tada siela kaip ir turi kur grįžti, va, tai tokie, nu, nelabai geri procesai čia yra vis dėlto jo, kad aš irgi tą girdėjau, kad kai sudegintas kūnas, jo sielai lengviau, tada iš tikrųjų nebėra prie ko grįžti. Po mirties palengvėja yra faktai. Čia jūs apie svorį turbūt sakot, ar ne, kad žmogus palengvėja, ne, jo svoris sumažėja po mirties. Tai jo, yra daryti tokie tyrimai iš tikrųjų. Aha, tavo sąžinė su visa pagarba, labas vakaras, sveikinasi. Tai gyvūnai irgi turi sielą. Uodai taip pat, na, gyvūnai ir uodai sielos turbūt neturi, nes siela vis dėlto yra dvasinio pasaulio dalelė. O kaip mes žinom, na, čia tik žmonių tokia privilegija, čia mes turim tą Dievo dovaną, kad mes turim pasirinkimo laisvę, mes turim dvasinį pradą, turim materialų. Gyvūnai, uodai ir visi kiti ten visokie jo. Gyvūnėliai, nu dėja, jie turi tik tą gyvūniškąją dalį, jie vis dėlto dvasinės dalies neturi. Aha, Jolanta rašo, aš girdėjau, kad kai kūnas sudeginamas, žmogus jau neatgimsta žemė, išsilaisvina iš... Nu, gerai būtų, norėtųsi tuo tikėti, bet nežinau, man vis dėlto atrodo, kad to neužtenka, kad tik kūnas sudeginamas. Žmogus turi vėlgi pereiti, kaip aš kalbėjau, pasiruošti tam, nes jeigu įprastoj būsenoj, nu, galų gale, jeigu žmogus iš vis nedirba su savim, tai dažniausiai jisai po, tie patys tyrimai klinikinės mirties, ar ne tie, kurie grįžta po klinikinės mirties, vis dėlto nemaža dalis jiem visiškai ten tamsa, nu, kaip šviesa išjungia, ar kaip jau tiesiog be sąmonės lieka. Tai dėja, kažin, ar tai yra, nu, toks jau išsilaisvinimas, aš labai abejoju. Net ir tie žmonės, kurie jau turi tą patirtį, grįžę, pasakoja, kad jie jo ten pakyla, mato iš viršaus, bet vis dėlto jie grįžta atgal. Ir tai, kažin, ar išsilaisvinimas jo. Taip, kad vis dėlto reikia turbūt ir su savim dirbti nemažai. Kaip ten sakoma, atsirišti nuo visų materialių dalykų, kad laisvė, tai aš įsivaizduoju, tai pakilimas, tai visiškas, kai tavęs nebetraukia žemyn, jeigu taip įsivaizduot, ar ne, jeigu po kūno mirties vis tiek dauguma kyla į viršų, ne, dauguma mato save iš viršaus, kažkur palubėja ten ir mato savo kūną pačioj, tai jeigu, kad kilti toliau aukštyn, manau, kad reikia vis dėlto padirbėti su savim, reikia išsilaisvinti nuo materijos, nuo visų norų, nuo visų... Nu, ta prasme, viskas lieka. Žiūrėkit, aš vėlgi nesakau, kad mes turim kažkiek šventieji čia visi tapti iš vis saulės energiją maitintis ir nieko daugiau nenorėti, bet mes turim būti neprisirišę. Mes turim tą materialią dalį, savo kūną, su savo poreikiais, savo norais. Be abejo, norisi komfortiškai gyventi, norisi ten pavalgyti, apsirengti, dar kažką padaryti, ar ne? Bet vis dėlto išmokti neprisirišti. Tiksliau, žinoti, kas svarbiausia, vis dėlto, kad ne tai svarbiausia, nuolat tą prisiminti, nuolat tą jausti. Šitie dalykai turbūt veikia, padeda mums išsilaisvinti, o vien kūno sudeginimo bijau, kad gali mums ir neužtekti. Aha, kokia tema čia kalba? Tai tema, ar yra gyvenimas po mirties, ir koks jis yra, ką mes galim ir kam mums to reikia, kam mums reikia gilintis į tai, kodėl verta į tai gilintis, kodėl naudinga gilintis į šitą temą, kas vyksta su žmogumi po kūno mirties. Aha, Egida rašo, toks nejaukumas būdavo ir nežinojimas, kas bus judinama, tai kėdė, kabiniukas sujuda ir taip toliau. Nu, aš įsivaizduoju, kad tai turi būti iš tikrųjų labai nejauku ir
ir baisoka turbūt. Nu va, bet jūs tai įveikėt, kažkaip išėjot iš to. Manau, kad dabar jums tikrai turėtų būti jo gerokai ramiau. Ir tai iš tikrųjų fiksuojama, kad dažniau vaikai vis dėlto dažniau patiria visokius tokius antgamtinius, vadinkime, pasireiškimus vaikai. Nes vaikų sąmonė vis dėlto vaikai, tokie, jie dar taip neturi tų tokių sienų ar netvirtų užsiauginę. Jie labiau jaučia, labiau pastebi šitos dalykus, tokius vadinamus antgamtinius. Kodėl mes trumpai gyvenam pagal Žemės metus? Na, vėlgi, tai čia visokių yra teorijų, kodėl trumpai gyvenam. Gal vis dėlto ne šios dienos irgi tema. Tai kodėl? Tai jūs žinot, jeigu trumpai, tai kiek ten mūsų gyvenimo trukmė nemažai lemia. Gyvenimo stilius mūsų, gyvenimo jo, ką mes valgom, ką mes mastom, kokias emocijas dažniausiai išgyvenam. Tai čia irgi rodiklis matyt, kad mum yra kur dirbti su savimi. Norim ilgiau gyventi, reikia vis dėlto mokytis daugiau būti vidiniai ramybė, vidiniam džiaugsme. Alina rašo, man teko skaityti, kad gyvūnai turi sielą dvasią, tik ji nėra individuali, ji kolektyvinė. Taip, Lina, iš tikrųjų kolektyvinė, bet ne siela. Tada jo, vadinkim, dvasia ar kolektyvinis protas, tai be abejo turi, tai vėlgi tie patys mūsų pačių pastebėjimai, ir ne į tą patį skruzdėlyną pažiūrėkim, tai akivaizdu, kad turi kolektyvinę sąmonę, kolektyvinį protą kažkokią, ar, vadinkim, dvasią kolektyvinę, galim sakyti, nes, kaip skruzdėlynas veikia, viskas suplanuotai, suderintai, tos skruzdėgi viena skruzdė paėmus, tai kokios ten pasies smegenys, tai iš vis nėra smegenų. O jinai tiksliai žino, vienos skruzdės ten ar ne, ten saugo skruzdėlyną, kitos skruzdės rausia ten urvus, trečios neša maistą, viskas sustiguota. Tai aišku, kad yra kolektyvinis kažkoks tai, bet turbūt geriau vadinti kolektyvinis protas, egregoras, tarp kitko žmonėje irgi turi, be abejo, ir mes žmonės tokį turim. Irgi, matot, kiek įdomių temų, kiek mes galėsim kalbėti. Kiek temų, kur iš tikrųjų galima daug kalbėti. Aha, Jolanta rašo. Ir man atrodo, gyvūnai turi sielą, nes jas mato kartais mediumai gyvūnus buvusius. Jo, tai energetinė struktūra be abejo turi, bet siela, žiūrėkit, siela nemaišykim, vis dėlto siela yra dvasinio pasaulio dalis. Dvasinio pasaulio dalelė ir čia vis dėlto tik žmonės gali taip pasikeisti. Vėlgi, žiūrėkit, gyvūnai nesikeičia. Vis dėlto kokia esmė yra, kad išeiti į dvasinį pasaulį, Dievo pasaulį, į rojų, ten nirvaną, vadinkim kaip norim. Vis dėlto mes, turi transformacija įvykti. Čia, mums gyvenančia žemėje, turi su mumis įvykti. Mes turim save pakeisti. Suprantama, gyvūnai savęs tikrai nekeičia. Gyvūnai gyvena pagal griežtai apibrėžtas programas, instinktus mes žinom, ar ne? Todėl, jie turi tą jo energetinį kūną, kurį ten gali matyti kažkokie mediumai, bet tai nėra siela jo, jie. Jų pomirtinis likimas vis dėlto kitoks. Mes žmonės čia esam privilegijuoti tokie. Mes galim pasirinkti, mes galim labai pakeisti savo ir šitą gyvenimą, ir tą būtį, kuri mūsų laukia po mirties. Mano nuomonė, tai iš kūno į kūną. Aha, ką jūs čia turit galvoj, kas iš kūno į kūną? Aha, Janina rašo, verta gilinti į šias temas, kad nebijoti mirties. Taip, Janina, sutinku su jumis, iš tikrųjų tai mažina mirties baimę, nes tai yra, neigimas, pavyzdžiui, ir sakymas, man neįdomu, aš mirties nebijau, ar ten viskas, ten nieko nebus, tai čia toks, savęs raminimas. Iš tikrųjų, ta baimė gilumoje yra pas mus. Be abejo, pabaigos, nebūties baimė yra pas visus žmonės, aš manau, yra.
Tuo labiau irgi čia ne mano vieno nuomonė, galite ir tie patys psichologai dažnai apie tai kalba. Ir taip, ir ką tada daryti, nu, vat ką daryti jo, nu, tai vat vienas iš tokių būdų ir vienas turbūt iš efektyviausių ir patikimiausių būdų, tokių, kur tikrai gali mums padėti įveikti tą baimę, tai yra gilintis, bandyti suprasti jo, realiai studijuoti informaciją, kuri yra. Patiem daryti analizę, analizuoti, bandyti daryti savas išvadas. Tai iš tikrųjų gera praktika, kas norite mirties baimę sumažinti. Vieni sako, kad tai mūsų tik vienintelis gyvenimas Žemėje, nėra reinkarnacijų. Be abejo, tai sakoma, jo iš tikrųjų yra tuo tikinčių, nu ta pati krikščionybė, ar ne, dabar vat jau jinai jo irgi reinkarnacijos nepripažįsta, nors ten mes irgi žinome, čia irgi vieša paslaptis, nepaslaptis yra informacija, ar ne, galite susirasti internete, kad pradžioj pirmieji Kristaus sekėjai tikėjo reinkarnaciją. Pats Kristus kalbėjo apie reinkarnaciją, tik aišku nėra neįėjo į oficialiasias tas evangelijas jo, bet yra kitos evangelijos, kuriuose yra ir Kristaus pasakymai. Taip kad jo, čia pasirinkimas, žmonių pasirinkimas. Nors iš kitos pusės, tai taip, Jolanta, bet kad vienintelis gyvenimas, tai čia irgi aš sakyčiau, kad tai tiesa. Man vis dėlto aš už tai irgi, kad vienintelis gyvenimas yra. Nes kas reinkarnuoja, tai vėlgi grįžtam prie tų subasmenybių, ar ne? Tai argi čia gyvenimas, prie to paties Billy Milligano, grįžtant prie kitų, sakysim, tokių žinomų atvejų. Tai argi čia tos subasmenybės gyvena? Taip, jos yra tame žmoguje, bet ar čia gyvenimas? Jos ten karts nuo karto kažkokiu būdu sugeba prasibrauti prie kūno kontrolės, ten kažkiek laiko, nežinau, kelias minutės, kelias valandas pabūna ir po to jos vėl būna, nežinau, kokie procesai ten vyksta, išstumiamos ar dar kažkaip. Tai ar čia vis dėlto gyvenimas? Jo, čia negi ne tas pats, kad reinkarnacija žmonės kažkaip dažnai paprastai supranta, kad jo, mes numirsim, tai tas pats aš įsikūnis į kūdikį, reiškia naują kūną ir mes gyvensim. Tai dėja, kaip mes matom ir iš to paties amerikiečių to lakūno atveju mes matom, kad tas žmogus, kuris įsikūnė, reinkarnuoja, tai jis jau būna visai kitokiai padėti. Jis jau nebebūna to kūno šeimininkas, jis būna tos subasmenybės situacijų, kuri tikrai nėra gera, ar ne? Būt kūne, bet visiškai negalėti jo valdyti, būti, nežinau, kaip kažkokiu stebėtoju, ten, vėlgi, čia sudėtingos temos irgi. Galėsim gal kada nors apie jas pakalbėti. Taip, kad tas vienintelis toks, kokį mes dabar gyvenimais iš tikrųjų vienintelis yra. Paskui po reinkarnacijos tai jau bus visai kitokios egzistencijos. Jau. Arba kaip sakoma, vis dėlto, kad mes turim tą šansą išeiti į nirvaną, ten į rojų patekti, kur ten taip, ten yra jau visiška laisvė, visiška palaima. O šita reinkarnacija vis dėlto čia daugiau su kančia susiję, su tokia nelaisvės visiška būsena, vienu žodžiu, nelabai kas. Ne veltui sako, kas ar ne, kad čia yra tas pragaras, ne, o čia yra tas sansaros ratas, kaip sakoma. Taip, Asta dar rašo, sveiki, ką galvojate apie Dolores Cannon regresive hipnozės? Ar tikite tuo, ką jį pasakoja? Žinot, nežinau, atvirai pasakęs, nesu giliau susipažinęs su hipnozėm, atsargiai žiūriu, vis dėlto hipnozė yra hipnozė, jo. Pirmiausia, hipnozė tai yra tai, kad vėlgi būti užhipnotizuotam, aš kažkaip nenoriu, vis dėlto aš ten, nes hipnozė, suprantat, jeigu būtų užhipnotizuotojo pozicijoje, tai čia tas pats, kad įsileisti žmogų į savo pasąmonę, kitą žmogų. Vis dėlto čia yra tokie, nežinau, pavojingi dalykai. Ar tikrai tai yra, galbūt kažkada žmonės, kai kuriem pavyksta ir
patekti, sakysim, į tą lauką, ar kaip čia į tą informaciją apie savo praeitus gyvenimus. Bet čia labai daug šansų ir visokiam fantazijom be abejo yra. Tai, gal nekomentuosim, vis tiek čia jau tokia kita tema. Jo, mes čia turime išsigryninti, manau, taip. Maži vaikai mato daug daugiau negu suaugę, įdomu, kodėl taip. Tai matyt, kad tas ryšys dar yra su tuo pasauliu. Vėlgi, tai dar važiuokit, taigi dar vienas įrodymas, kad yra vis dėlto kažkas yra anapus gyvenimo, nes, vaikai, jie dar ką tik atėjo iš tą pasaulį, ką tik atėjo, sąmonė dar nėra labai stipri, labai materializavusi save, tų rėmų stiprių nėra. Ir vaikai už tai jaučia, už tai jie labiau jaučia. Tai dargi vienas įrodymas. Nes kodėl jie jaučia? Todėl, kad jie ką tik iš ten atėjo. Todėl jie jaučia tas kitas, sakysim, vibracijas ar kitus išmatavimus. Nežinau, kaip čia pavadinti. Man tai yra dar vienas toks įrodymas. Jo, ir Jolanta rašo, todėl, kad vaikai iki 6-7 metų prisimena savo praeitą gyvenimą, po to tai uždaroma. Galima ir taip sakyti, jo, vis tiek, irgi čiagi fenomenas, ar ne, kad kas prisimena praeitus gyvenimus, tai dažniausia vaikai iki 6-7 metų. 6-7 metai tai yra laikas, kada įvyksta tas pirminis toks, energetinis pliūpsnis, susiformuoja tas jau aš toks tvirtas pas žmogų ir tada tada užsidaro tie kanalai, jisai jau to nebeprisimenam. Yra dokumentinių laidų, kai vaikai atsimena savo praeitus gyvenimus net su detalėm. Tai taip, aš irgi siūlau pasižiūrėti. Taigi, svarbu, man atrodo, kai iš tikrųjų, kai žiūri dokumentiką, ne meninis filmas, nesurežisuota, iš tikrųjų taip yra. Tai, čiagi mum patiem pagalba, kad mes tada turim pasirinkimą, ne? Nes kitaip šitam pasauliu, taigi mums pasakyti aiškiai, nieko nėra, mes gimstam, mirštam, smegenys sustoja, viskas smegenyse, smegenų nebėr mūsų. Taipgi mes griežtuose rėmuose šituose materializmo gyvenam. Ir tokie dokumentiniai faktai, dokumentiniai filmai iš tikrųjų padeda mums truputį laisvę suteikia. Mes tada galim vis dėlto rinktis, kasgi mes esam, iš tikrųjų, kasgi mes esam, kur mes eisim galų gale po tos kūno mirties. Tai tikrai verta pasižiūrėti šitos filmus tam, kad mes truputį laisvės daugiau vidui pajaus. Panagrinėti faktus, realius faktus. Baisu tik didelio fizinio skausmo kančia iki mirties. Taip, fizinio, aš tą irgi dažnai girdžiu, kad žmonės jo sako, kad ne tiek mirties bijo, ar ne, kiek to fizinio skausmo iki mirties. Iš tikrųjų, fizinis skausmas, sunki būsena, jo sunku. Jaučiant fizinį skausmą, iš vis sunku, ką nors daugiau pajausti, ar ne, kai stiprus fizinis skausmas. Aha, Jurgita rašo, gal nėra jokios sielos, numirštam ir viskas baigta, juk niekas nežino, kas būna po mirties. Tai, Jurgita, taip, aš ir kalbu čia tam, kad mes galėtume pasirinkti. Taip, yra ir nemažai tokių žmonių, yra ir netgi, ar ne, tas pats šiuo metu ir oficialusis mokslas netaip teigia. Taip, yra toks, bet čia mes turim pasirinkimą. Vėlgi, mes žmonės, dar kart grįžtant prie to, kad mes žmonės, mes privilegijuoti jo tokios būtybės šitoje žemėje. Mes galim rinktis, kuo tikėti, ar ne? Galima tikėti šitą teoriją, galima pasigilinti ir vėlgi, tas žodis tikėti gal čia net ne visai tinka, pradėti gilintis, pradėti išeiti iš šitos siauros tokios, mums sukurtos tokių siaurų rėmų, ar ne, kad yra tik taip ir viskas. O gal yra viskas visai kitaip, jo.
Tai jo, pirmas žingsnis patikėti, kad galbūt taip yra, bet antras žingsnis būtinai mes turime įgyti kažkokią savo patirtį. O savo patirtį mes, aišku, mirti negalim, kol mes čia mes negalim nueiti ten ar ne ir sugrįžti atgal. Bet mesgi galim, vėl dar kartą pasikartosiu, dabar yra tikrai daug medžiagos. Mes galim internete ieškoti medžiagos ir daryti išvadas, analizuoti tai, daryti išvadas. Ir tai tikrai keičia mūsų dabartinį gyvenimą. Vat mano tokia šiandien pagrindinė mintis buvo. Tai kągi, ačiū visiems dalyvavusiems. Šiandien manau, kad tikrai mums laikas baigti. Tikrai matau, 47 žiūrintis, tikrai daug žmonių. Taigi manau, kad jums tikiuosi buvo įdomu ir mane tas įkvėpė ir aš tikrai grįšiu prie šitos temos. Taigi kitą sekmadienį laukiu vėl visų jūsų čia ir pasikalbėsim, pratęsim šitą temą. Tai gero vakaro tada visiems, geros savaitės.